Basketballs. 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 Nemokamas internetinis krepšinio menedžeris. Ir tuomet Ąžuolas Tubelis pakeitė būtent Serbo komandoje. Ir čia jo perimtas kamuolys. Iš karto 1-0, galima sakyti, Tubelio naudai prieš Smailagičių. Kauno Žalgirio žaidimas. Silveinas Francisko išprovokuoja pražangą ir pelno 2 taškus. Atkirsti nuo kamulio Silveiną Francisko. 2 buvę bendraklubiai vienas prieš kitą. Čia neužtikrintas ir Vidžio žaidimas su kamuliu. Klysta Žalgiris. Ir varžovai taip pat tranzicijoje ieško. Tu būtina pabrėžti tai, kad jaunesnysis, kadangi vyresni, mūsų transliacijos žiūrovai gali šiek tiek ir patrinti akis, galvodami, kad jo tėtis čia žaidžia plus ir Ignas Brazdeikas. Pasiima šį kamuolį, Žalgiris tranzicijoje. Sirvydis. Ulanovas pranašumo situacijoje prieš Karseną Edvardsą. Žaidžia nugarą, žaidžia iki galo ir žaidžia užtikrinti. Per 25 minutes, nors Lietuvos krepšinio lygoje tai yra Žalgirio lyderis, čia gauna stogą. Išleidžia čia Mauzas Raitas Igną Brazdeikį pasimti kamulio. Vėl ispanišką pick and rollą suka Žalgiris ir idealiai surastas Deividas Sirvydis. Svarbu, kad Žalgiris neleido lengvai rungtynėse eiti Karsenui Edvardsui, ką ir akcentavo Masiulis. Kol kas 4 metimai iš žaidimo, visi jie netaiklus. Ir -5 naudingumo balai šio žaidėjo sąskaitoje. Čia kamuolys kažkokiu būdu vis tiek pasiekė Mauzasą Raitą Bolonijos komandai, tačiau šįmet skaičiai jo kur kas solidesni nei praėjusiame sezone. Sirvydis dar kartą iš toli. Dar vienas. Čiuk. Komandos draugo netikslaus metimo Raitui. Francisko apšvarina dabar Jelau. Pats pasileidžia į kitą aikštės pusę prancūzas Sirvydis. Dar 2 taškai greitai. Mildoza. Į kairę argentinietis. Ir Mauzasas Raitas. Jų savybių žaidėjas. Jufas. Prieš Butkevičių. Toli nuo krepšio bando žaisti nugarą. Mildoza vėl įvedamas kamuolys centrui. Arčiau krepšio Slyvas lenkasi padėti. Ir dabar trečioji komandinė pražanga kauniečiams. Mildoza. 2-2 su Jufo. Atakuojamas Mauzas Raitas. Ir ženklę persvarą. Čia Modulo. Žaidimas su kamuliu. Arčiau krepšio žaidžia vokietis. Vėl sutraukta gynyba. Mantas Rupštavičius laisvas. Stipriausioje senojo žemyno lygoje. Vėl bando varžovai įvesti kamuolį Jufui arčiau krepšio. Šio geras perdavimas Morganui. Tačiau Žalgiris gerai ginasi arčiau krepšio. Ne pirmą kartą matome puikiai saugomą lanką. Slyva, tranzicija iš toli. Ir dar. Morganas. Žaidimas 2-2. Gerai, kamulio link spaudžiasi žalgiriečiai. Daug darbo rankomis gynyboje. Čia Jufas iš... Basketballs. 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 Free online basketball manager. Kėlinį. 4 sekundės veidų krepšį Brazdeikis. Netikslus jo metimas, Birutis ima kamuolį puolime ir sustabdo jį dabar. Žalgiris iš to nemažai ir susirinko pirmajame rungtynių kėlinyje gerai. Pereidamas į kitą aikštės pusę po oponentų klaidų. Čia ir Žalgiris užspaustas. Dabar jau Saliunijangas demonstruoja savo... Savoje šios šalies rinktiniai. Ir būtent Europos čempionate, manau, daugelis atkreipėme dėmesį į šį Italijos talentą. Saliunijangas laiko nuo jo distanciją protingai Mauzasas Raitas ir labai Francisko. Jo, perdavimas Mauzasui Raitui, šis pasitaiso. Mauzasui Raitui. Ir jau 5. rezultatyvus perdavimas, kurį atlieka Francisko šiandien. Čia šoka, dabar jau per anksti. Mauzas netrukus bus vėl aikštėje varžovų komandoje. Žalgiris pasiruošęs grąžinti Dustin Slyvą. Francisko, 1-1 prieš Nijangą ir Žalgiris išsirotuoja Virtus tranzicijoje. Mauzas Raitas dabar prieš save turi Karseną Edvardsą, kuris apsigina prie Žalgirio centrą. Ir vėl atviroja aikštėje varžovai Smailagičius. Tayloras iš 3 taškų zonos varžovų gynėjas. Ir šiokia tokia dobelėje Žalgiris. Lieka 10 taškų iš kauniečių persvaros. Tayloras prataikė prieš tai atakoje, pataiko ir dar kartą. Čia ekipoje, tačiau ten įsitvirtinti stipriau. O šiam gynėjui nepavyko. Čia dabar Silveinas Francisko. Edvardsas. Ir vėl pamestas Karsenas Edvardsas. Brazdeikis, ieško atakos tęsinio žalgiriečiai. Žalgiriečius keičiasi gynyba, kaip jam ir įprasta. Dėkui su Žalgirio gynėjų, dabar jau Derikas Elstonas. Elstoną galima atakuoti dar. Iš statinių padėčių turi neblogą metimą, tačiau suka kamuolį toliau. Edvardsas ir Silveinas, ponės ir ponai, Francisko. Gal kažkas buvo pamiršę, bet Eurolygos sezono Francisko pradėjo. Kurį laimi Žalgiris. Ankstyva užtvara jam, pick and popas su Dustinu Slyva, šis veidų į krepšį. Deriką Elstoną nori atakuoti Žalgiris 1 prieš. Davė didžiulį impulsą 7. amerikietė taškas.
Mozas Raitas kyla aukštai gynyba, Carsonas Edvardsas keitė pastaruoju metu klubus Europoje šis argentinietis. Prieš tai turėjo atkarpėlę ir NBA, Smailagičius ištas visus 4 tritaškus šiandieną prametė. Butkevičius, Sirvydis. Raitas toli nuo krepšio gauna kamuolį žaidimui prieš Aliną Smailagičių, tačiau Basketballs. 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 Nemokamas internetinis krepšinio menedžeris. Labai pavojinga komanda tranzicijoje, tačiau kauniečiai dažniausiai spėja laiku grįžti prie savojo krepšio. Sirvydžio judėjimas be kamuolio iš 3 taškų zonas. Polime Jalau. Edvardsas. Kairė. Ir atviras koridorius jam. Skrieja pro šalį. Žalgiris išsaugo +10. Tubelis. Oi, būtų buvę labai gražus. Carsonas Edvardsas ir išmuša kamuolį jam iš nugaros. Davidas Sirvydis. Edvardsas lieka ginčyti su arbitrai. Žalgiris turi kiekybinį pranašumą. Tayloras. Saliunijangas. Eidį krepšį. Labai gerai kūną valdantis puolėjas. Jalau. Pajola. Smailagičius iš 3 taškų zonos. Blogą atkarpą atakuodamas iš toli, kalbu apie visą Eurolygos sezoną. Modolo. 2 prieš 2 su Tubeliu. Trukta gynyba, Dastinas Leiva, 3 taškai. 6 sekundės atakai, Modolo prieš save turi Smailagičių. Ir gilios pagalbos perima kamuolį žalgiriečiams iš rankų varžovai. O čia jau 2 pigius tėmė virtus. Dabar žalgiriečio ataka. Ulanovas iš 3 taškų zonos, Edgaras Ulanovas ir dar kartą netaikliai. Raitas ima kamuolį puolime, pašokdino varžovą. Kaip įvesti kamuolio, 4 sekundės. Flo. Šiek tiek stringantis Žalgirio puolimas, kurį bando gelbėti Modolo, tačiau prasiveržęs taškų nepelno vokietis. Mozas Raitas čia bandė prasižengti, tačiau atkovojo jau 9 kamuolius šis puolėjas. Čia Dioufas prieš Mozasą Raitą. Po to dar atrodo šiek tiek susižeidžia. Tikėkimės, viskas ten bus gerai. Edgaras Ulanovas, jo perdavimas. Viskas gerai. Jam vėl reikia gintis prieš Dioufą. Ir Mozas Raito ranka kyštelėta laiku ir vietoje. Ir vėl Mozas Raito geras gynybinis epizodas. Ir Basketballs. 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 Free online basketball manager. stengiasi vėl atpalaiduoti Matthew Morganą virtus ir atsipalaiduoja. Atsipalaiduoja, varžų pusės yra geresnis nei antrose. Dabar viskas dar neblogai. +4, Butkevičius. Strukta gynyba ir nuėjo Pajola nuo Francisco, baudžia. Čia Dioufas prieš Mozasą Raitą. 1 prieš 1, 3 sekundės. Dioufas nepataiko varžovų centrą. Žalgiris pereina į kitą aikštės pusę. Koks Francisco perdavimas. Asmeniai momentai. Žalgiris kuriasi dar vieną šansą. Raitas. Tayloras ten labai gerai spaudžia Francisco, galiausiai prancūzas pasiema kamuolį, prasiveržia ir kokį metimą jis pataiko. Ramiai dabar Žalgiris rezga pozicinę ataką. Francisco, ištrauktas Dioufas iš baudos aikštelės, todėl ten šeimininkas yra ponas Mauzė. Laukiama Žalgiris jau turi +13. Edvardsas. Žaidimas veidų į krepšį. Osmanas ten bandė. Dabar Edvardsas pelno savo taškus per jėgą, praeidamas po krepšiu. Dabar Francisco. Šalia Silveinas Francisco. Gali verštis, gali mesti po driblingo, gali kurti. Smailagičius, Slyva. Prieš 2 Tubelis su Francisco ir čia ant lėkštutės dedamas. Pajola. Morganas. Slyva ten ginasi perimetre prieš Matthew Morganą ir šio metimas praėjusiame sezone, tačiau šiais metais sausio 30 dieną prieš Müncheno Bayern, kuomet rinko 36 naudingumo balus. Ir vėl kaip jis nuostabiai nuskaito kraštą. Lojimą kamuolį ir dabar jau tikrai galima sveikinti Žalgirį su 5-ąja pergalė šiame sezone. Francisco Tubelis, mamytė! Kas? Sezono pradžia kauniečiams. Francisco. Nori dar žaisti 1 prieš 1. Silveinas Francisco, žingsnelis atgal. Čiukš, Silveinas Francisco. Užsitaiso strėlę ir dar paleidžia kažkur į Žalgirio arenos palubės jis. Ačiū Žalgiriui, ačiū visai Žalgirio arenai, kuri taip pat prisidėjo prie fantastiško vakaro Kaune. Net prakaitą reikia nubraukti nuo kaktos. Basketballs. Basketballs.
Basketballs. Basketballs. Basketballs. Nemokamas internetinis krepšinio menedžeris.